EBITDA yra finansinis rodiklis parodantis įmonės veiklos pelningumą prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Žiūrint kiek giliau, ši pelno rūšis yra ne tik prieš palūkanas, bet ir prieš visą finansinį rezultatą. Taip pat į rodiklį neįtraukiama ir netipinės veiklos pelnas. Paprastai tariant, jis atskleidžia, kiek pelną generuoja pagrindinė įmonės veikla, neatsižvelgiant į finansavimo struktūrą ar apskaitinius nusidėvėjimo kaštus ir pelno mokestį. Šis rodiklis ypač vertinamas analitikų ir investuotojų, nes leidžia palyginti skirtingas įmonės nepriklausomai nuo jų skolos lygio ar mokesčio aplinkos, skirtingų apskaitos standartų. Ši pelno rūšis suteikia aiškesnį vaizdą apie operacinį efektyvumą, kiek įmonė sugeba uždirbti iš savo kasdienės veiklos. Jis dažnai naudojamas vertinant verslo vertę, ypač susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Jis taip pat padeda įvertinti įmonės gebėjimą generuoti pinigų srautus, kurie gali būti skirti skoloms padengti ar investicijoms, tačiau tuo pačiu jis nėra identiškas pinigų srautui, kurio vėlgi yra kelios rūšys. Bet reikia nepamiršti, kad EBITDA nėra tikrasis pelnas. Kadangi jis neįtraukia kapitalo nusidėvėjimo ir kitų svarbių sąnaudų, gali susidaryti pernelyg optimistiškas vaizdas apie įmonės finansinę būklę. Dėl to šis rodiklis turėtų būti vertinamas kartu su kitais finansiniais duomenimis.